Labą dieną, čia su jumis sveikinasi tiesiai iš Mėlynųjų Nosių suvažiavimų čempionato grįžęs Mėlynosių pirmininkas Vytautas Vidutinysis iš Kretingalis rajono, Kretingalis miestelio, Kretingalis bažnyčios prieigose gyvenęs ilgą laiką, kūręs valstiečių šeimoje gimęs, tačiau išaugęs ir Vilnių išvažiavęs, tapęs intelektualiu, interneto apžiūrinėtojų žmogus, kuris yra ir netgi mamos apdovanojimuose buvo pakviestas, deja, nužudytas skaudaus šūvio į nugarą priešiškai nusteikusios Gen Z atstovės. Apie tai šiek tiek vėliau, o dabar pradedame Vyto šou. Pirmiausia, aktualijas. Na štai turime pirmąją naujieną. Žmogus, kuris sėdi prie Agnės. Ir kai čia yra nuotrauka, kurioje matome, kaip Agnė pasakoja draugams apie jų santykius ir tas jau miršta. Taigi, na taip, buvo, taigi viską žino. Žiūrėk, Remigijau, o kai tu bezdi po Lietuvos kaldra ir visi turi tavo šūdus uostyti, mes irgi darome tokius veidus. Tai kai apie tave teisybė pasakoja, prašom nevartyti veidelių ir akelių, o pripažinti tiesą, kad yra, sakoma, viskas apie jūs tiesa. O pats esi melagis, tas vadinamasis. Kokie melai? Na, išsiaiškinsime greitoje ateityje. Kita naujiena, aš nenoriu tavo snukers net matyti šitoje laidoje daugiau. Du Lietuvos atstovai Europarlamente nedrįso balsuoti prieš Lukašenką. Galimai kaip jie prie jų labai netinka ES vėliava iš karto, aš turiu pasakyti, prie jų labiausiai tinka koloradinė juostelė ir batai, kas nešokinės tas pykas. Ir žinoma, blogiukas uosuotasis iš Baltarusijos sienos. Puikus threesome, turiu pasakyti, gautusi šitų gyvuliukų susirinkime. Vienas labai gerai žvepšnapšnoja, kitas, kai darytų minetą su ūsais, labai kutentų papilvę. O trečiasis tiesiog mėgsta, kai jį deda iš visų pusių ir per visus galus. Ir jis yra tiesiog pasiryžęs atsiduoti bet kam, bet kur ir bet kada. Ar ne, Petrai? Pasieniečiai perėmė 4 oro balionus, juose 5,4 tūkstančiai kontrabandininkų. Oho, šiaip reikėtų, man atrodo, paimti šitą Petrą Gražulį, pririšti jam didelį balioną ir iškelti, jeigu 5,4 tūkstančių kontrabandinių cigarečių pakelia, tai Petra tikrai galėtų balionus pakelti. Ir nusiųsti į Baltarusiją, kad nuskristų. Petras kaip kontrabanda. Bet nebūtų tenai kontrabanda, nes vatnikų tenai kiekvieno kampo legaliai yra. Į kritiką dėl pasus reagavo Cichanauskojos atstovas. Pagonė nėra lietuviškas Vytis. Baltarusis nėra lietuvis, aš noriu irgi sukritikuoti. Šiaip čia yra lietuviškas Vytis ir labai panašus į lietuvišką herbą. Čia kaip, odega nestovi, tai aišku, kad nestovi Baltaruskiui, nieks nestovi. Jam nestovi pasidaryti savo atskirą herbą nestovi. Jam nestovi savo kunigaikščius prisiminti. Jam nestovi pastovėti. Gerai, pastovėti kai kuriems stovi už savo laisvę. Buvo žiauriai susidarota, bet ne apie tai yra kalbama. Žinote, akivaizdu yra, kad jūs meluojate, nes yra panašu. Čia dabar paimkime, kad ir Nikėja džemperį su Naiko ženkliuku ir uždėkim dar vieną tokį pelekėlį ir sakyti, ne, čia nėra Naikas. Taip, nėra Naikas, bet mes matom, kad čia yra Naikas. Arba Abibas. Nėra Abibas, bet mes matom, kad čia yra Adidas. Ką dabar labai rimta reklama, žinokit, visiems tiems, kurie saugo savo asmeninius duomenis. O aš labai saugoju. Šiaip saugoju ir nes jūs nežinot, kur aš gyvenu, ar tai Vilniuje, ar Kretingalyje, bet yra žmonių, kurie jums siunčia e-mailus su visokiausiais pasiūlymais, spamais, skemais ir visokiom kitokiom nesąmonėm. Jūs žinot, kad internete yra tokius duomenų bazės, kur yra jūsų vardas, pavardė, adresas, kuo jūs domitės, ką jūs perkate, kokia yra jūsų naršymo istorija. Ir žmonės gali pirkti tuos duomenis ir jums tada siuntinėti visokius laiškus, visokius skemus ir šiaip daryti negerus dalykus. Gerai, kad mes turime naują produktą Incogni.
Geriausias dalykas yra tai, kad jūs užsisakė inkognį, jums nereikės daryti nieko. Jūs duosite jiem patvirtinimą, kad jie gali susivesti jūsų asmens duomenis ir ieškoti per visas duomenų bazės, kur yra jūsų vardas, pavardė ir visi kiti asmeniniai duomenys. Ir taip jie pradės šalinti jūsų duomenis iš visų tų bazių ir jūs apsaugoti. Tai labai paprasta, jūs galėsite viską per appsą žiūrėti. Kiek jiem pavyko duomenų bazį surasti, kiek jau pavyko pašalinti, ties keliam bazėm dar yra dirbama ir taip jaustis žymiai saugiau internete. Geriausia naujiena, kad apie šį produktą jūs galite pasiskaityti ir plačiau šitą video aprašymę, bet dar geresnė naujiena yra tam, kad jeigu jūs norite, kad jūsų duomenys būtų apsaugoti ir įsigyti inkognį, jūs gausite 60% nuolaidą. Taip, interneto banditai ir vagis. Aš duosiu jiems nuolaidos kodą ir jie to įsidės inkognį ir jūs nebegalėsite iš mūsų vogti mūsų duomenų. Nuolaidos kodas yra vytukas ir jūs gausite net 60% nuolaidą metiniam planui. Nes užsiknisimas yra didelis, jų gali prireikti iš tikrųjų labai daug laiko, kol bus jūsų visi duomenys sumedžioti. Taip, kad užsisakykite, kol nuolaidos yra tokios didelės, net 60%. Daugiau informacijos video aprašyme, o jums saugaus naršymo ir saugaus gyvenimo ne tik tai savo namuose, bet ir internete. Vilnius aplenkė Rygą ir tapo didžiausiu miestu Baltijos šalyse. Čia labai bloga naujiena yra. Vadinasi, visi važiuoja tik į Vilnių ir nieko nebelieka Lietuvos regionuose. Nyksta tokie miestai kaip Seda, nyksta tokie miestai kaip Skuodas, Kretingalė, Radailiai, Klaipėdos rajone, Kuliai tie patys nyksta. Ir pilnas Vilnius yra žmonių iš Sedos, Radailių, Kulių ir Skuodo. Ir tada visi suvažiuoja ir sako, viskas, aš jau nebešnekėsiu dabar jau žemaitiškai ir visaip kitaip provinciališkai. Aš dabar turėsiu threadsus ir mokysiu visus, kaip yra, kas kieta, kas nekieta. Sveikinu Vilnių, čiuk bibi Rygą, kaip sakant. Ilgai laukiam ir sulaukiam. We are the champions. Talinas tai iš vis dar net nesusigaudo, kas vyksta čia. Talinai, žiūrėk, jau Vilnius aplenkė Rygą. Ko? Štai, pagrindinis prasideda naujienos. Išdalyti mamą apdovanojimai Jessica Shy triumfas ir reperių skandalas scenoje. Na kągi, šiek tiek galim daugiau išsiplėsti. Jessica Shy, sutriumfavusi mamos apdovanojimuose, išlėkė į kitą koncertą. Įsivaizduojate, žmogus dar padaręs tiek daug tūkstančių koncertų, surinkęs stadioną, vis tiek važiuoja paprastam žmogui į jubiliejų ir dar dainuoja. Įsivaizduojate, koks atsidavimas yra. Pats buvau irgi muzikos apdovanojimuose. Buvo pasikesinta į mano gyvybę, kaip ir sakiau, didžiai nevykėlė, šovė, bet nepataikė. Nes aš esu gyvas, dėl to jinai ir yra nevykėlė, nes nepataikė į headshotą, pataikė į petį. Bet aš turiu angelo sparnus ir angelo sargo globojamumą, kad man net nepajutau iš tikrųjų. Bet kas pajuto ir pataikė tiesiai į jėgą, tai yra Vaidas Baumila. Netgi girdėjau, kad ėjo pas tėvus didžiai nevykėlis su savo tėvais. Vaido Baumilos tėvai atsivedė ir sako, didžiai nevykėlis tėvams, sako, jūsų vaiką šaudo į mūsų vaiką. Bet negražu yra, negražu. Man iš vis yra negražu patyčių kultūra iš tikrųjų, ko buvo labai daug. Vien ką reiškia pasityčiojimas, kai leidžiama visokioms nagų ir plaukų priaugintojams rašyti apie patyčių kultūrą mamoje. Čia yra pasityčiojimas iš kultūros. Taip pat turiu pasakyti, kad žulis teko paragauti pirmą kartą mamos apdovanojimuose, bet aš nerūkiau tenai tų džointų su tais despotant femais, ten net ne džointai jaučia buvo, man vaikų žaidimai. Aš paprašiau, net nepaprašiau iš tikrųjų, gavau ten tokį slaptą prieigą, atidarė man Žalgirio rūbinį, nuėjau ten, kur ledukų primerkta yra vonė, įdėjau kibirą,
į tą vonį. Pridėjau ten, ko man reikia, pisto. Tokį ir žiūrėjau per sutrinkėrių, jisai žiūrėjo įrašą, kai prapiso eilinį kartą antram kelinį, o aš pučiau dūmus ir kartu žvengiam. Tik man atrodo, jisai iš krepšinių žvengiu, aš žvengiau iš mamos apdovanojimų, kaip skandalų bando padaryti lygioje vietoje. Žiūrėkit, su tokiais jointais jūs neapsikraukite. Jums reikėtų pamatyti, kokį jointą buvo OG Version atsivežęs. OG Version galvojo žmonės, kad yra trečias tiltas į Nemuno salą. Ne, pasirodo buvo tik tai išėjęs Dominikas parūkyti. Va tenai buvo jointas. Dar jūs nematėte požeminis kokius rovių. Tai pats ir gerbiamas Remis irgi buvo. Ten tai iš vis. Ten buvo gaisrininkai atvažiavę, bet ne dėl to, kad jointą užgesintų, bet dėl to, kad padėtų Remiui prisidegti tai, ką jisai buvo. Nes su žibtuvėlį ten nepridegsi tokį dydžių, tokios apimties. Pylė saliarkos, užpylė, užsidegė, tad pradėjo smilti, tad surūkė. Tai šitos dalykus savomis akimis Vytauto vidutiniojo mačiau. Buvo pašnekintas mergaitės vedėjos, uždavinėjo įdomius klausimus, o visi juokėsi aplinkui. Žmonės, ar jūs nepavargote nuo tų žvaigždūnų mūsų, kurie tiesiog ima tūkstantinius pinigus ir honorarus, kai yra Lietuvoje daugybė alternatyvių atlikėjų, kurie negauna tokių pinigų? Kas čia yra juokinga? Vėl susidūrime su akivaizdžia patyčių kultūra. Aš partiką noriu pareklamuoti, juokėsi visi. Karklėlis nenori galvojate būti ant mamos senos. Tik vagelis nori būti. Esat geri kaušai. Ir juokiasi, kai aš kalbu. Kas dar buvo dabar galvoju mamoje? Šeškės. Šeškės? Nebuvo. Nebuvo šeškių. Šeškės tik tai rašė, kad labai gerą sprendimą padarėm, kad išsiskyrėm su Nijolė. Nu, nežinau, jūs vedėt mamą šiaip tai. Tai čia dar neaišku, čia dar paaiškės, kas gerai buvo, kokių dar skandalų buvo, ką dar norite paklausti, nes aš viską žinau iš pirmų lūpų iš tikrųjų. Kaip ten OG su Meskino sekėsi? Oi, gerai, labai džiaugiausi, kad nuėjo OG nu Meskinu, nuėjo pas Furistą, nuėjo, o spėkit pas Karoliną iškart guostisėjo. Nieko nesakau. Ko jūs juokitės? Vėl patyčių kultūrą skatinate. Ir dabar jau iš Dominiko. Pats tokį patį vardą turėjau, juokies iš bendravardžių, va jau rodo jau už kadro. Tai bet tenai nieko nebuvo. Tas sako, aš noriu su draugais, tas sako, gerai pabūk, pašauksiu valgyt. Ir nuėjom prie stalo, atsisėdo ir Karolina jau pasako, Dominikai valgyt ir parbėgo. Turėjo raktą pasikabinti ant kaklo ir įėjo į areną ir rado vietą. Su Lady Ice buvo prieės pabendrauti, bet jinai, žinokit, nieko kitų nemok sakyti, tik tai, čia vertas knygos viršelio. Jinai net vis laik tą pačią dainuoja ir vis laik tą patį tekstą sako. Sakau, labas, kur šeima? Jis vertas knygos viršelio saldžia. Ir labai nejauku pasidarė. Paskui kas dar buvo? Vintadą įmetė į pardavim. Šiaip aš mačiau tylą, jau pačią grupę įkėlė į Vintadą. Kaina gera ar ne? Nežiūrėjau, kokią kainą. Buvo 2 gabalai, dabar 5 berods jau. 5000 už tą sankabos diską. Aš galiu nuvažiuoti iš Roto ir pasiimti 4 tokius, išstaturuoti tėtį ant sankabos disko. Tai, nežinau, man toksai bandymas yra atkartoti Mamontovus, nes Mamontovas metė savo apdovanojimą nuo tilto, kiti ten šukinėjo nuo tų tiltų. Na, man atrodo, per daug dėmesio tiltams yra pastaruoju metu skiriama. Ką dar norite paklausti? Patinka žemaitukai? Žemaitukai gali patikti, gali nepatikti. Čia kaip, žinai, Kudirka sukūrė himną, tautišką giesmę. MC Mesai? Ne Mesai, ta, kur paminklas stojo, kur visi su skeitais važinėja ir McDonald'ą valgo aplinkui jį ir balandžiai šik ant galvos. Apie tą šneku, tautos dainius mūsų. Nu, paraš, tai ką tu pasakysi, kai himnus rašo, nu, patinka, nepatinka. Man žemaitukai yra, gal toksai, sakyčiau, 2 Mikutavičiai. Mikutavičius tik tai padalins per pusę.
Patinka man jie iš tikrųjų, patinka jų dainos ir patinka, kad labai nepasikėlė, labai paprasti žmonės, tas labai patinka. Šiaip labai yra vertinama Lietuvoje, kad labai nepasikėlė yra. Aš visada žiūriu, ar pasikėlė žmogus, ar nepasikėlis yra. Tai Jessica Shine nepasikėlusi yra, Bayern nepasikėlis labai, yra labai nepasikėlis Martynas Tyla, labai nepasikėlis Neringa Zeleniūtė yra. Samas koks paprastas iš vis žmogus yra. Kas labai yra pasikėlė Picasso, Mango, visi Benžiaus projektai pasikėlė yra. Deivis pasikėlis yra prie Renatos, Magita Britis. Kas dar yra pasikėlis? Baumila nepasikėlis. O už ką Giovannis gavo prizą? O Giovannis už nuopelnus Lietuvos aparatūrai, technikams pervežimus, pultai, kolonėlės nuoma. O viską aptarėme jau galvoju. Frifinga? Patinka? Aš labiau tufinga. Ekspertas esu, mėgėjas. Ai, buvo labai gražių Kauno ponų. Pastebėjau, kokie gražus. Tik tai labai be kultūros visi tokie, bet kas ta močiutė, kur šneka, kur 2000 plokštelių padarius prieš jų nagų lakuotojos vyras, kur turi feikinį IP laikrodį. Tai kas ta močiutėlė prieš juos palygins? Kas jie turi stotis, kad jinai šneka? Ne, tokie ponai, bet žiūrėjau tokiu pavydu, kaip tiek pasitikėjimo turėti. O daugiau, šiaip, sakyčiau, reikėtų kiekvieną savaitgalį šitų apdovanojimų, nes bent jau būtų apie ką šnekėti. Nes dabar, tik Žemaitaitis ir Žemaitaitis. Elito naujienų. Pokyčiai Nijolis Pareigytės Rukaitinės karjeroje. Neliko jos vestos laidos. Paaiškėjo, ką veiks toliau. Žinau, ką veiks toliau. Aš tai žinau, ką bus pastatyta tokia stenelė ir kalbint žvaigždės. Sveiki atvykę į duonų spektaklį. Gyveno vieną kartą česnakinė duona. Ohoho, kiekvienai turėdavo gerbėjų. Vaikščiodavo po miestą, kol vieną dieną mes susitiko labai panašios į save aukšto ir gražaus batono. Bučiuodavosi, myluodavosi, sūrį pildavo viens ant kito, jisai pildavo sūrį ant jos, o jinai jam duodavo česnako paragauti, ir gyvena jie gražiai. Bet vieną dieną ilgasis batonas išvažiavo ir pas ją į svečius atėjo turtinga pita ir pradėjo ją kabinti. O, sako, česnakinė duona, tu graži. Ne, aš turiu savo batoną, sako, tas česnakinė duona. Nu, tada sako, aš tau neduosiu €1 000 000. Tada sako, nu gerai. Dar pradėjo bučiuotis ir grįžo iš darbo batonas. Ir tada sako, ką tu čia su mano padarėjai, žmona bulka, ir sudaužė. Tada šita česnakinė atsiprašė ilgojo ir jie gyveno ilgai ir laimingai. Kol česnakinė duona neapneštėjo, česnakinė sako, o, mums gimė vaikelis. Sako, o, tai kur vaikelis mūsų? Sako, bijau rodyt, nes tu pyks. Sako, nepyks, parodyk. Sako, va, susipažink, čia mūsų vaikelis. Tai štai toksai spektaklis. Būkite ištikimi savo duonai, ar tai būtų batonas ar česnakinė, o gal net ir juoda, nes niekada nežinai, kada ant stalo gali pritrūkti duonos kasdieninis. O skaniausia duona iš Lidl, kuri kepa net 2 kartus per dieną, šviežia ir skani. Mantas Katleris, Mantas Stonkus ir Bartuševičius Mantas, bišk per daug jau tų mantų, grįžta į arenas, prabilo apie viduramžio krizę. O, jau kopijuoja, jau padarė Jankevičius su Klajumu, jau ir jiems reikia į arenas. Jėzus Marija, bet kaip jau blogai Bartuševičius atrodo. Ir dar toksai su pedofilu liežuvėliu, biški iškiš. Ne, aš nesakau, kad jis tai toks yra, kad nors ir pavardė gal tą suponuotų. Katleris, vargšas, kas jam atsitiko, pažiūrėkit, koks šašas prilipęs prie galvos. Nu, Stonkus tai savame stiliuje išsišokęs,
Matosi iš veidelių, kad labiausiai pasikėlęs, nes tie ant žemės sėdi kaip paprasti žmonės, o tas vonioje atsigulęs. Daug labai galėčiau pasakyti. Aš šiaip nepažįstu nei vieno, tikrai nesu matęs, nei sunkus leidžia man čia ateiti pasifilmuoti, bet nepažįstu nei vieno, bet galiu pasakyti, man Katleris juokingiausias, nors nesu matęs nei vien pasirodymą. Bartuševičius, taip, mielas toksai yra žmogus, kaip aš Stunkaus nekenčiu. Nepažįstu aš nei vien, sakau, bet man jie, bet matėsi iš karto, net iš nuplikimo jau matėsi. Katleris tai taip juokingais, tais marškinukais geltonais, taip jau juokingai nuplikis. Nustonkus šlykščiais tais rūžavais. Ką išė iš savęs stato kažkokį gėjų jau. Tuoj grįžt celofanas, galės eiti pisti su juo. Ko žvengi? Perpisti, sakiau, nepistis. Dar viena naujiena. Liepa Rimkevičienė pasivijo provokuojantis praeities kadras su selu. Aptikęs sūnus paklausė tik vieno. Mama, ar tu pisai šepetį? Danielis Bunkus neria į pikantišką avantiūrą. Galvojau lygiai 5 sekundės ir iškart pakviečiau Sigel. Pakvietė Sigel, užtruko 3 valandas, kol jie pasišnekės dabar per šitą savo naująjį podcastą. Tuo tarpu vagiai vėl galės ateiti ir vėl galės apšvarinti, nes labai per ilgas podcastas Danieliaus. Ar jis čia vėl sugalvojo ženytis? Ai, ką čia atsiuntė džiazų? Šiaip labai gražus džiazų numeris buvo per mamą. Nei vieno žodžiu nesupratau. Mes neturėjom kretingaliai anglų mokytojas, turėjom 2 rusų mokytojas, kurios visą laiką gerdavo dviese. Nes rusis. Gerai. Aš buvau mėnesį Ispanijai. 4 kg. Tai ką man dabar daryti? O Dieve, pamanykit, tragedija gyvenimo. Tai yra įrodymas, kad tu gerai praleidai laiką. Tai va būtent. Man pavyzdžiui, Čia net dvi vyrai džiazų yra šnekas. seksi, kurie turi šiokį tokį pilvelį, nes man tai byloja apie tokį abundance, rich life. Šiokį Ir tu tokį. pažinai, kur I don't give a fuck. Tai pažinai, I love myself. Ir toks, žinai, let's party. Kai vėl abundance, rich life, I don't give a fuck, nesuprantu. Ką sako, aš esu turtinga ir neduodu jums pisti? Čia tas, ar kaip čia? Aš sakau, aš nemoku tos anglų kalbos. I love myself, žinau. Reiškia, aš myliu save. Party. English speaking vyras. Nes iš tikrųjų tas raumeningumas, jisai duoda stresą, nes tas žmogus eina, daro. Šneka tatarškas, patarškas vieną per kitą. Aš šiek tiek esu nuliūdęs, nes aš dabar jau suprantu, kad džiazu į mane jau niekada nežiūrėti, nes aš per daug esu neabundance rich life visų pirma. Village people aš esu. Village people, party people. Samagon. Aš esu daręs netgi Tomorrowlandą, uždegiau daržinę, atsistojau ant zilo, įsijungiau Giovanni per JBL ir taip dariau ir buvo. Sak, Vytau, tai tavo pats geriausi vakarėliai, kada kitas. Nežinau, blėd, aš neturiu tiek daug daržinių. Aš iš karto kažkaip atgalvoju, kad tas žmogus, jisai, žinai, reiškia jau kažkaip valgo, Marija. taip jau sveria, žinai, ten savo turbūt tas visus momentus. Jo, tai kažkokia įtampa. Na, žinok, man... Bet vyrų puziukai tai nėra seksi, ne? Ne, kai būna pūzas, ten taip, bet toks, kai būna... Dabar visų pirma, Tai palaukit, tai ar seksi pūzai, ar yra, ar neseksi pūzai? net gali Drebučiai vienam tokie. būti seksi, kitam neseksi, leisk mum būti tais pilvukais. Ta prasme, žiūrėk, tu vėl šoki. Jo, Inetais tą silytę, jinai labai užsikačelinusi yra, jai patinka kačelintojai, tokie kaip Žilvinas Stratas, gražuoliai. Gamta. Sveiki, kavos mėgėjai. O, pagaliau kažkas iš mano rajono atrodo. Vero Cafe, Instagram. Jau reklamą daro. Sveiki, kavos mėgėjai. Šiandien yra nacionalinė kavos be kofeino arba decafo diena. Jos proga panagrinėsime decafo mymus. Ką mes panagrinėsime? Išmok tekstą. Ir kodėl kavos snobai iš taip Gal mėgsta be kofeino kavos. Perskaitat? Decaf coffee, you need... Geras mimikus, man patinka, juokingas visai. Dalykas yra šitas mymas. Aš labai palaikau decafą. Kodėl jie visi šneka angliškai? Čia yra ta karta, kurių kalba yra apėmusi virusas kalbos. Švakar
perskaičiau apie, panagrinėjau truputėlį Vaido Baumilos ir Didžiai nevykėlis, ką sako žmonės. Ir pažiūrėkite dabar vieną kokį perskaičiau komentarą. Aš jį išsaugojau. Absolutely, nes realiai čia jau borderline comical situacija, kai fully grown ir let's be honest, self-proclaimed alpha male įpusėjęs 40 stops down į virtual beef su vaikeliu. Like hello? Kur tavo superioritas ir elevated maturity level, jei esi toks uber sophisticated ir above šitą lygių nelygių discourse, tai maybe just exit gracefully instead of engaging in this totally unnecessary generational ego clash. It's giving major cognitive dissonance vibes. Žinai, kas yra su šita karta, kurie jam bet ką būdoj, jie atrodo, jie apsiverks. Jie bet kokį klausimą užduok. Labai dieną, gal žinote, kur nueiti? Gal aš turėčiau žinot, kur man nueiti reikia? Why I should know? Why should I understand where you need to go? Why? Visą laiką, bet kokį. Nori įdėsi bulvyčių free? Hey, why you are asking me such question? Ir jis žandikaulis nuo to verkimai ir deformacija visų. Bet ne šitų vaikinų visos tos kartos. Ar čia tik man taip atrodo? O, va, ponia, iškart matau. Va, į čia nebaigėsi pavardė. Bus self-made milijonier. Nu taip, vyras viską darė, bet aš jau pati viską savo rankomis pasidariau. Ir pati savo rankomis atėjau ir vyrui paprašiau, kad jis man padarytų tą šopą. Atrodo visai, jau moku gyventi. Vieni kurva anglų kalbos mane moko, kitos... Vieni angliškai moko gyventi, tos bobos jau Bloksas moko. Visai nekaltas žaidimas ir labai mėgstamas vaikų. Bet pažaidę tą žaidimą, vaikai tampa agresyvūs. Pažaidė tą žaidimą. Taip pat ten slypi. Kokį žaidimą tą pažaidė? Tank 5 или Tank 6? Roblox žaidimas. Daug pavojaus. A geriau tada įsijunkite jūs sovietinius multikus, kur buvo rodoma, kokia graži yra ir graži ateitis. Apie Jožiką, kuris abaliuką nešė, apie Zaičiką, kuris su vaikučiais draugavo, apie Vilką alkoholiką, kuris su papirosas bandė Zaičiką уебался, уебоишь на его. Va ten tai buvo kultūra. O Robloxas, nu į nahui, какой жесть. Oi. Baranovskis įkėlė video dar kažkokį. Iš laidojimo namų. Kur kaušas. Man primena mokyklai, kur, žinai, kur sėdėdavo pačiam gale aktų saliai ir toks, kur užsidėdavo kokią nors kepurę ausimą atlenktom ir toks pasislėpęs biški, bet mokytojai, ir paskui tą tokį, mokytojas, ir slėpęs. Tai nusiimk tą kaukę. Parodyk, kas toks esi. Surink 10 000 laikų ir nupilk mentų mašiną šūdais. Va, aš tą suprasiu, būsiu bachūras. O čia geriausi komentarai. Pavyzdžiui, sako, siekiantis stiklo, išreiškia nuomonę, kas čia per duchas, 17 laikų. Šiaip pastebėjo dar tendenciją, kai, va, klaunas rašosi. K-L-O-U-N-A-S. Ne kaunas rašosi su au, o klaunas rašosi su au. Bet geriausias komentaras, kad ten blėt musis gaudai. 34 laikai. Super. Nu, čia crazy vakarėlis. Herbalife. O, tinklinio marketingo. Crazy vakarėlį.
O gird, bet gerai piso iš kojelės tą tetą. Žinot, ką jinai daro, žinai, pastreniravusi, jinai taip močiutės išjungia, kurios neperka iš jos žolių gėrimo. Atsargiai, jeigu šitą ryžą ateis, tai būtinai pirkti iš jos. Sporto naujienas. Ir Remigijus Rimkenzo. Toks ir biški Remis Retro ir Rimkenzo. Tiek šį kartą jau būsiu ir fiziškai stipresnis, ir techniškai galėsiu jau ne antrų numerių, pirmų numerių valgyti ir tiesiog bus smagi šventė man. Ką valgė antrų numerių? Tave? Mane? Jo. Kažką aš praleidau. Nu, žodžiu, yra toks dalykas kovinėme sporte, kai prasileidi gerai barzdą, nelabai prisimindė. Palauk, nieko nebesprantu, tai kurį čia prasileido į barzdą. Tai ar yra vykę jau jų kovų, muštynių? Kas laimėjo? Rimkenzo laimėjo? Vieną. O tas tatuiruotas nieko nelaimėjo. Žinai, prieš ką jis laimėjo? Prieš Seimą. Prieš Seimo langus jisai bandė laimės, bet nelaimėjo. Bet ne jisai, man atrodo, ten te buvo. Labai panašus. Ai, ten žvyras buvo? Iš Kelias į žvaigždes. Lesykla atsidarė. O, Pauliukevičius, mama. Patinka jums, matau, redaktoriai jau sportininkai, mušeikos. Tu būdų viešnovai. Girdėjau, kur ir įdosi, kad tipo sumedžiosi mane ten kažką, bet padarai klaidą mažas, nes sunervinai žvėrį, baisiai sunervinai, jau tai baisiai sunervinai, kad baisų netgi. Bet... Baisiai sunervinai žvėrį, kad baisų, jau netgi taip sako šernas. Kai pamato medžiotoje bokštelėje sušautų, kur žinok, jau medžiotojų baisiai sunervina žvėrį, žinok. Baisiai sunervina žvėrį, tai jau tai baisiai sunervina, kad jau žiauru, kad kai baisiai sunervinai. Dar džiaugtis, kad aš nesu šerniukais einu. Nežinok, jeigu aš su šerniukais einu ir tu mane sunervintum taip medžiotojų, tai baisų žvėris tavo ateitų tą. Su žnyplėm nukaltų tą tavo bokštelį, žinok. Dabar yra dar tokia labai faina. Aš tik noriu pasakyti, Pauliukevičius, šitas kovotojas, labai gerai atrodo. Yra labai akivaizdu, kad darė atsispaudimus prieš paspaudžiant video darimo mygtuką. Nes nubažiekam, pompa yra. Jo. Toliau sportuokite, 1-2 numerių valgykite vienas kitą. Šiaip kanibalai ir baisu, kiek užsivysi kanibalų. Rimkenzo pasirodo valgo žmonės, tas irgi Pauliukevičius valgo žmonės. Vis vieni kitus valgo. Aš tai žinau, kad irgi valgau, bet tik tai dėžė. Gerai. Vėl gyvūniukai. Nu, ką šitie dabar. Gražiai Aršauskis striukinusi poliravęs su aliejum. Ai, ne, sako, sustriukė. Bam! Gerą įplėkė. Nuo 909. Tai susinervino, kaip greit paspaudė, kad nesimatytų. Nu, bet dabar jau tas sportininkas jau pats kiečiausias Lietuvoje, jau kai dės ateitis įmonė mašina, kaip pisiau sulaužys tą mašiną jaučiu. Ko jūs juokėtės? Juokėsi Aršauskas, būt šlykštus, patyčių kultūrą skatina. Iš savo geriausio draugo juokėsi. Vienetas. Nu dabar jau, bet čia kaip mažų vaikų darželis, kur nepavyko, pradėjo net nervintis, drebėti. Nu bet dabar aišku jau pataikysi, galėsi Aršauskai juoktis, kad už tave žymiai 2000 kartų daugiau įmuš. Bam, va. Vis tiek Aršauskas yra stipresnis. Viskas. CEO nukaronuotas. Iš įmonės tapo mažoji bendrija. Reklama. Vyresnis žmogus štai. Ops. Labai rekomenduoja. Gerai. Ir viskas, ir gerai reklama. Ir turim ir šokį, ir tiktoką, ir vyresnis žmogus, ir prekybos centras, kuris yra randamas tik Kretingalės tipo miestelėse.
Vilniečiai net nežino, kas yra kops. Neturiu nieko ką juokingo pasakyti ar kaip sureaguoti. Tiesiog puikus influenceris. Štai. Šiaip, va gera idėja. Pensininkams reikėtų atiduoti viską socialinius tinklus ir reklamuoti visus brandus. Nes ant jų geriausiai odos matytųsi raukšlės tikrai pasinaikina. Ant jų galima visus akcijas ir visus prekybos centrus reklamuoti. Atimkite iš tų visų turtingų, nusipenėjusių patelių ir patinėlių pinigus ir atiduokite Lietuvos pensininkams. Ir nereikės tada jiems pensijų mokėti, o iš jų pensijų galėsim nusipirkti Patriotą. Orai! Sinoptikai pateikia naujausią prognozę. Štai kada grįž žiemiškesni orai. Tai kada, štai kada. Nu tai štai nerašo, štai dar nerašo. Ir štai ir neparašė. Viso gero Lietuva. Seni freestyle. Dr. Who 2022. Senai ištraukite video. Dėčių plikų, kad tau pasišiaustų net pažastis. Manęs kalbu, senė ateitis, mano mašina turės 2 duris. Senė Labai gerai, kad nebežina, ką daryti. Pasišiauš pažastis, mano mašina turėjo 2 duris. 2 durelių nebegavo. Turėjo iš Vokietijos atvežti šoroto, bet atvežė skirtingų spalvų, tai nebeįsidėjo. Labai fainai galėtų būti, jeigu tik pataikytum į ritmą. Viskas. Po šios laidos jaučiuosi šiek tiek nusiminęs, nes be to, kad Lietuvoje tik tai mama apdovanojimai vyksta, daugiau nieko gero nebeatsitinka. Žiemos nebuvo, skandalų jokių nėra. Kovotojai taip pat toliau daužo savo atprintintas, net nesuspalvotų popierium nuotraukas. Aršauskas nupiso Dominiką dirkšti ant dėžės daužimo. Ant dėžės valgymo taip pat neabejoju irgi. Prisiminiau, vienas geras dalykas vis dėlto yra žemaitukai.